Specializuojamės čiužinių, baldų ir kilimų valymais. Šiame video norime atkreipti dėmesį į tai, ką reikia žinoti apie čiužinius ir kodėl juos būtina periodiškai valyti. 8 plaukuotos kojos ir straubliukas su kažkokiais čiuptuvėliais. Tikras dinozauras. Tik čia jis išdidintas 100 kartų. Ir taip, tai ir jūsų draugas. Ir jūs su juo artimai bendraujate, miegate kartu. Ne su vienu, o tūkstančiais, šimtais tūkstančių, milijonais. Tik per daug neįsigaskite, dulkių ir kučių savo lovų čiužiniuose turime kiekvienas, kas daugiau, kas mažiau. Kad įsivaizduotumėte, kuo jie minta ir kiek jų galite lovoje, į pagalbą pasikvietėme čiužinių valytojus. Dabar mes parodysim, ką iš mažo lopinėlio čiužinio ištraukiame sausų giluminiu būdu. Vietoje čia garantuotai bus šitų, kur per mikroskopą mes matom tokie su ūseliais. Taip. Čia plotelis buvo? Čia plotelis buvo mažiau negu kvadratinis metras. Priartinus šį miltelius panašų su dulkėmis ir erkėmis maišytų kūno odos atliekų vaizdą, pamatytumėme kažką panašaus į tai. Ta masė tai yra pagrindė pleiskanos ir odos gabaliukai, kurie atsišerpėtoja ir laikui bėgant čiužinys linkęs kaupti šitas dalelės odos. Taip pat ir arkutės. Čia yra puikios sąlygos veistis arkutėm. Problema ne pačios arkutės, o jų išmatos. Mes jas įkvepiame, taip pat ir pačias negyvas arkutės, o tuomet prasideda alergijos, šių žmonijos liga. Ir dažnai nenutuokiame, kodėl ryte užgulusi nosis, ima kosulys ar sloga, ar net niežti odą. Taigi atkreipkite dėmesį į savijautą ryte. Dažniausiai pasak gydytojo žmonės apie tai susimąsto jau per vėlai ir tikrai nenutuokia, kad liga sukelia lovos čiužinio gyvūnėliai. Štai todėl, norint išvengti alergijos, čiužinius periodiškai rekomenduojama valyti. Šiuo klausimu mes esame pasiruošę padėti.